Oh yeah, laba diena, laba diena. Tai va šiandien pakalbėsim apie visko ir apie nieką. Tiesiog sugalvojau, kad reikia padaryti video, pats pašnekėsiu savo mintis, išliesiu, bus gal man pačiam aiškiau, gal ir jums bus kažkas įdomu. Tai va, visų pirma noriu parodyti dalelę savo darbą, va čia įdėsiu video. Čia matot, kaip tiesiog išdarinėjau žuvis, to žuvis keliauna į tokias mašinas, anas ten išpjaustinėja, o kai kurias žuvis netinkamai išpjaustinėja ir to žuvis atkeliauna prie to konvejeriaus ir mes stovom prie to konvejeriaus ir tada mes anas išpjaustinėjom taip, kad anas būtum viskas tvarkinga ir taip toliau. Tai va, ir čia tokį iškarpelį, čia viena iš mano pozicijų. Iš tikrųjų tik to poziciją ir įmanom normaliai nufilmuoti. Kitų pozicijų nenufilmuojus, nebent tu turi užsidėti GoPro ant galvos ir eit dirbti, bet patys suprantat. Aš nenoriu būti kažkoks keistuolis kolega, katras vaikščioja po fabriką su kameru, tai kiek turėjom, pamatėt truputėlį, supratot labiau biškį, ką aš kur dirbu. Ir aplamai įrodymą, kad tikra dirb žuvis fabrikai, o ne tik šneku. Ir taip norėjau daugiau pašnekėti, kaip viskas, kaip sukas galvo, kaip aplama viskas, kaip galvoju apie gyvenimą, kaip vis laik samprotauju visi, kaip ir įdomi. Dabar ne žuvis fabriks. Gal dar kiti nesuprant, kodėl aš vis tam žuvis fabrik dirbu, kodėl aš nedirbu Lietuvoj, kodėl aš nedirbu kaip normalus, paprastas studentas, katras baig studijas, paprastą darbą. Ir paprasčiausias dalykas, kad tiesiog finansai ir visiškai, pinigai visiškai kitokie ir atsižvelgus į tai, ko aš noriu iš gyvenim ir kokias ir tenas galimybės ir kokį moną, paprasme, tokį prioritetą ir mon mąstyms koks ir mon tiesiog ir taip, kad sakykime, aš čia būdams Norvegijoje, aš dirbu, aš gaunu, gali gauti ne nuo 2 iki 3 tūkstančių kažko taip grubę, sakykime, ne, gal netgi ir virš 3 gali gauti, aš dar nesteigais, bet es girdėjęs, kad tai gali gauti, ne. Ir klausyk, šneklaus kaip viens ant viens, žodžiu. Ir klausyk, sakykime, ne, tu gauni 3 tūkstančius, 2 tūkstančius, sakykime, per mėnesį. Ir ta prasme, suonas jau kažko gali padaryti. Lietuvo, aš dabar galėjau dirbti palei savo specialybę, ne, aš uždirbsiu 1000. Čia jau man problemas, kad aš nes gal koks daktaras ar informacinių technologijų meistrus, žodžiu, kaip IT-čniks, kaip manas vadina. Nes kažkoks programuotojas, nes kažkokiu mokslu baigus, katrų paklausai labai didelį ir algas yra žiauriai didelis, bet aš visiškai kitaip suvokiu gyvenimą, aš nenoriu visą laiką dirbti tokį monotonišką darbą. Gal kiti įsivaizduoja, kad mums nemonotoniška, bet visi darba turi tam tikrą monotoniją, kad ir kokie nėra. Tai esmė tokia, kad aš dirbdams čia užsienį sunkų darbą, ne? Visur darbas sunkus, aišku, bet aš tiesiog nuperku laiką. Vietoj to, kad Lietuvo aš uždirbti 3000 eurų dirbčiau 3 mėnesius, aš čia per mėnesį uždirbu, ne? Ir kitas dalykas yra, man dabar 23 metai, ne? Meta bėg viskas, jau, kaip sakant, nebevaks. Irgi turi pradėti mąstyti gyvenim, ko daryti, kaip daryti, ne? Apie būstą. Ar tu nuomosis būstą, ar tu turi jau imti paskolą ir pirkti būstą ir tada to paskolą mokėti, ko aš irgi nenoriu, nes dabar įsivaizduoju tokią situaciją, ne? Aš susitaupau tų pradinį įnašą, kiek ten tų pinigų reikia, ten 15-20 tūkstančių, aš pasiimu paskolą, nusiperku būstą. To nuves gyvenim, neves gyvenim, kiek ten tų metų pirks, ne to būstą, bet
Esmė tai, kad tu nusipirki būstą ir tu supranti įsipareigojai mokėti tau paskolą. Aišku, aš viską labai gerai suprantu, aš ne vakargėjims. Ar tu mokėsi nuomą, ar tu mokėsi paskolą. Bet tas dalykas, kad aš žinau, kad aš esu kažkam įsipareigojęs mokėti tau paskolą, vien tam, kad aš gyvenčiau, ne, savo būstą ir mokėčiau tau paskolą, aš esu įsipareigojęs. Ir mano sprendimus gyvenim labai tas įtakoja, ne, tu įsivaizduok, tada pasiėmė būstą, 2 kambarių būtą, sakykime, pasiėmė kokio Klaipėdo, ne, ten koks 100 000 tas būtas kainavo ir tu pasiėmė, ir tu turi mokėti tas įmokas, koks 500, 600, ne, į mėnesį, aš nežinau, viskas priklauso nuo visko, bet ir sakykime, jei tu netenki darbą, tau tas labai įtako gyvenimu. Jei darbė tau kažkas nepatinka ir tu norėtum išėti iš darbo, tu vis laik atsimink, kad tau reikia mokėti įmokas už butą. Tu neišeini iš darbo, tu ten kenti. Tau kas nors aplamą. Tu nebegali net tiek rizikuoti, nes tau reikia mokėti kažkoks įmokas. Dabar tu nebeturi darbą, tu nebeturi pajamų šaltinį, tu nebeturi iš kur gauti 600 sumokėti tau įmoką už butą. Negera. Tai va, prie ko aš vedu. Man ir toks variantas, kad aš galiu padaryti, galiu nepadaryti. Aš galiu pavergauti, padirbti daug valandų užsienyje, keletą metų ir sutaupys tus pinigus. Ir aš galiu iškart nupirkti butą. Kaip pavyzdys. Aš galiu iškart nupirkti tų butą, pasakykime, apvalės sumą, kad būtų lengviau, už tų 100 000. Ir aš tų butą jau nupirku, grinas pinigas, cash, kaip sakant. Ir tas butas jau priklauso 100% maniai. Ir aš savo galiu, ko noriu daryti. Aš tam galiu gyventi, aš tam galiu laikyti tušti, aš tam galiu išnuomoti. Buts, kurie buts gera. Buts, uns niekap nams, ne. Anam nereikia ten stogą keisti, tau nereikia pergyventi, kad ten pelėsiu įsivėjęs ar kažko. Tam vis laik šildys, ta prasme, vis laik bus. Viskas tiesiog tau ir tu, bet kad gali parduoti, ir tu atgausi tus pinigus greičiausiai, nebent bus koks atvejis, kad nuverties, bet tad blogiausiu atveju tu tiesiog gali nulaikyti vis tik, kad ta rinka atsistatys ir tau kažkas nepatinka, tu gali neiti į darbą, tu gali sėdėti ten būti, kažką mokesčių susimokės, komunalinį susimokės, kaip sakant, iš kokių santaupų, manau, tikra. Ir tau visiškai gyvenim kitokį pasirinkimą, nes tu, sakykime, jau turi nebūtą mašinėlį, kiek tu ir kiek šias laikas tos mašinėlis tik kainuoja, ne. Tau tai reikia mokėti tik tas komunalinis. Tai tokiu atveju, ne, kad tu jau turi nusipirkęs būtą, turi mašiną, tu neturi kažkokių įsipareigojimų, tau nereikia mokėti kažkokių paskolų, tu jau visiškai kitaip gali žiūrėti gyvenimą, tu jau visiškai kitaip gali darbę elgtis. Tau nereikia bijoti, kad tai gal išmėsti, tau nereikia bijoti kažko daugiau reikalauti, tau nereikia labai nusileisti, kad beitų to, kad tu kažko pasakytum, tu bijai, kad tai išmės iš darbo ir tu sėdi ir tu tyli, o to, kad tu neturi tokių įsipareigojimų, mokėti kokius 600 įmokų. Tada tu gali pilna sakyti, išmės, koks skirtumas. Aplamą, tu gali daugiau rizikuoti, nes tau nebėtų tokių didelių išlaidų. Tu praktiškai, tu jau gauni atlyginimą, tau beveik pavalgyti, susimokyti komunalinis už kurą ir viskas. Tai va, gal ir nerišliai dėlioja mintis, bet aš turiu omeny. Dabar man 23 metai, man ir porą variantų šiuo metu. Aišku, ir daugiau, bet tokių palei mano norus, aš kaip ir esu šnekėjęs, aš noriu ir šeimos, aš noriu ir vaikų, ir aš jau norėčiau pradėti tokius dalykus, jau sulaukus 30, aš tikrai jau norėčiau pradėti šeimą, sakykime, taip grubiai pasakys. Tai man dabar 23 metai, ne. Tai man yra tokį variantą. Čia ne man vienam, kaip sakau, mūsų kartą turbūt tepi ir kad tu turi arba susitaupyti pradinį įnašą, pasiimti paskolą ir nusipirkti butą, namą,
būstą ir tada mokėti įmokas. Nes protingiau būtų mokėti įmokas už savo jau turimą namą, negu mokėti nuomą. Arba kitą variantą, aš kaip suprantu. Tu turi važiuoti į užsienį, dirbti ilgas valandas, uždirbti, aišku, daugiau užsienį, taupyti, susitaupyti ir nusipirkti būstą. Ir antras variantas turi savo pliusų ir savo minusų. Aš nesakau, kad tas ir bloga, pasiimti būstą, mokėti tas įmokas ir gyventi. Bet mano manimu, mano nuomonė, aš ramiau miegosiu, kad aš tiesiog sutaupysiu, nusipirksiu ir viskas. Gal tas ir nelogiška, gal tas ir matematiškai skaičiuojant bloga, aiškiai, ir infliacija, ir kad kainas gal pakelti, ne? Kiti dalykai ir su palūkanom. Bet vien tas psichologinis dalykas, kad aš žinau, kad man reikia mokėti įmokas ir aš tų pinigų neturiu tik. Ir man kiekvieną mėnesį reikia mokėti įmokas. Ir žinau, kad man reikia turėti būtent darbą, kad aš iš to darbo gaučiau pajamas ir iš tų pajamų sumokėčiau įmokas. Man jau tas psichologinis skausmas galvo, man ir bjauriau, negu kad, sakykime, aš taupau ir nusipirku grynasias. Gal aš ir praras kažkiek ten tūkstančių, ne? Bet tas, kad aš nusipirku ir man nebereikia jokių įmokų mokėti, man tas daugiau laisvės, aš tada galiu laisviau rinktis, kur noriu dirbti. Ir kas nors man nepatinka, aš galiu išeiti iš darbo ir aš galiu kokį pusmetį niekur nedirbti. Aš tikrai iš savo santaupų susimokės komunalinis, pavalgys ir pasivažinės su mašina. Ta prasme, man nereikia kažkokių didelių įmokų mokėti. Ir kitas dalykas ir aš bet kad galiu pakeisti savo lokaciją, ne gyvenimą. Sakykime, aš gyvenu Klaipėdoje, aš nebenoriu gyventi Klaipėdoje. Aš parduodu tų butą, 100 000 neatgaunu, iš savo santaupų gal turiu kokį 50 000, aš galiu nusipirkti butą kokiam Kaune, arba kitų šaly. Ir tu turi tik laisvę. Tai vien dėl tos laisvės aš taip mąstau. Aš tiesiog norėjau te pašnekėti, man pačiam sukas galvo, kaip čia toliau padaryti. Matau, tam užsienį irgi nėtai darbo malūnus, aišku, pagalvoju, dirbtum Lietuvos galvo, susirastum gerą savo patinkantį darbą, tikrai gali pasiimti tau paskolą, gali mokėtis įmokas, gali gyventi, kelti karjeras laiptas, kad koks tas darbas yra, ne, didės tą algą, mokėsi tas įmokas ir gyvensi. Žmonės taip gyvena viskas į gerą. Tas nėra kažkokia tragedija. Bet šiuo metu aš galvoju taip, kad padirbėti užsienyje tol, kol galės nusipirkti būstą. Aišku, šalia to aš viską toliau darysiu ir su YouTube, kaip patys matėt, kameras nusipirkau ir labai daug idėjų. Ir va tas ir kad, sakykime, aš jau nusipirkčiau būstą, aš jau galiu biškėlį paeksperimentuoti, aš galiu daugiau ir turinio spakuoti, aš daugiau galiu ir pakeliauti ir visko, nes aš irgi nenoriu nedabau uždirbti pinigus ir varyti aplink pasaulį. Aišku, aš daug pamatyčiau, aš daug nufilmuočiau, aš daug patirčiau, viskas gera, bet meta bėga, ne. Aš nenoriu sėdėti 30 metų ir neturėti nei būstą ir nei kažko tokį jau, ta prasme, aš noriu turėti kažkokį pamatą, aš noriu turėti minimum savo būstą. Kad aš, sakykime, galėčiau su pandėlį, gal su būsim žmona, sakykime, įvardinkim, ten jau ir, vaikėlį kokį pradėti. Tai tas yra labai sudėtinga, nes aš noriu išlavirauti visko. Aš nenoriu vien tik tas, kaip tas tokiu rutino gyventi, kad aš einu į darbą, moku įmokas, gyvenu, bijau kažko pasakyti tam darbdavio, nes man reikia mokėti įmokas, man reikia išlaidas padengti. Ir man toks variantas, kad aš galiu sunkiai padirbti keletą metų, nusipirkti būstą ir gal tada daug labiau rizikuoti, daryti į turinį ir keliauti aplink pasaulį, nes man pagrindinį dalyką jau bus kažkiek padengti, aš jau turiu savo būstą. O jei dabar aš pasiimu paskolą, nusipirku būstą, einu į darbą kiekvieną dieną, man reikia mokėti įmokas, aš nežinau, ar aš tebe galėčiau keliauti aplink pasaulį. Atsakomybės būtum, iš tos YouTube's tikrai neuždirbs daug,
Ta prasme, aš nežinau, kiek tu turi uždirbti, kad tau pasidengtų viskas. Čia ir toks labiau, kaip, netgi nežinau, kaip įvardinti, toks vis tik tu gauni tokį labiau psichologišką, tokį, čia skaitant apie, aiškiai, tu kažkokį produktą paleidi, gal kažką ir atgauvis tau reklamą padarys viskų, bet tikrai nepasidengs tau, kiek tu išlaidų padarys. Tai aš po kol kas žodžiu galvoju taip. Dirbti užsienį, kurti ir turinį, kiek įmanoma, kiek man liks laiką. Padėti ir jums, ir ta prasme, gal kokių klausimų turės, gal aš kažkaip papasakos jums. Ir žodžiu dirbti, įsigyti būstą, susipirkti kameras, nes, žinot, kameras irgi kainuoja. Jau nusipirks didelį dalį, dar noriu nusipirkti porą kamerų. Viena kamera 3000 kainuoja. Ko aš išneku Lietuvos atlyginimas, tai čia aš turiu dirbti labai ilgą. Ta prasme, į tai tu Lietuvą gauk 1000, tu 1000 nepasidėsi. Aš nežinau, kiek tu be pasidėsi, juk tau irgi ir išlaidos. Toliau kurti turinį. Ir kas yra labai gera, kad dabartinis mano toks tas gyvenim būdas, kad važinėjausi į užsienį. Ir taip, kad aš 2 mėnesius važiuoju į užsienį, 2 mėnesius dirbu užsienį ir aš turiu 1 mėnesį laisvą. Tai per tų 1 mėnesį laisvą aš galiu padaryti turiniaus. Ir aš galiu to pačiu ir to kanalą neapleisti. Ir sakykime, kad aš jau po keletas metų užsienį, kad aš jau nusiperku būstą Lietuvo, aš jau turiu daugiau laisvą laiką, aš jau galiu tada labiau full time stengtis kurti turinį. Tai va, tokį būtų man tokį gana toks požiūris į ateitį. Aš žinau, kad labai keista, kad aš čia šneku metas, 2, 3, vos ne 4, 5 metas į priekį. Bet čia vienas dalykas irgi iki šiol, ko išmokau, kad reik planuoti vos ne tokias po 5 metų, po 10 metų. Aišku, sudėtinga ir labai keistas, kaip tu gali po tiek metų planuoti, bet aš kaip baigiau mokyklą, man atrodo, 18 metų čia yra labai daug ir taip toliau. Dabar jau 5 metų praeimo, jau 23, tai metą prabėgti taip. Daug ko padariau, daug ko nepadariau. Visi abu, žinot, pagalvojat, visko galėjau taip daryti, tą neapdaryti. Aš skaitau, kad aš tikrai neblogą vis tik nuveikiau. Neblogai išnaudojau tus 5 metus. Aš atbuvau kariuomenę 9 mėnesių. Aš vis tik tus 3 metus prasimokinau kolegijom. Kolegijų, kai mokinaus buvau ir Taivaną išvyksiu vienam semestru. Tada ir taip visas vasaras buvau užsienyje, ta prasme dirbau. Nebuvo taip, kad visiškai ten niek nedirbčiau. Dabar žiūrėkit, irgi radau veitą, dirbu, viskas ir tvarkinga. Turiu ir panelį, ir mašiną turiu, aišku. Ir teisės, ir per tus 5 metus. Aišku, galėjau padaryti daug daugiau, bet padariau nemažą. Ir aš taip pagalvoju, jei aš būčiau 18 metų būdams galvojusi, kad va, man reikia per 5 metus teiktų padaryti, aš būčiau daug daugiau visko nuveiks. Tai va, man irgi dabar reikia mąstyti tokias gabalas, tokias po 5 metų, po 10 metų. Nes, sakykime, po 5 metų, ne, aš jau, sakykime, turiu savo būstą nusipirkęs, kameras turiu, patirties turiu daugiau, man bus kokie 28 metų. Tai va, aš jau tada galiu nebijoti padaryti tokias crazy keliones ten į Kiniją, ne, į aplamą Aziją visą iškeliauti, apkeliauti, į tą patį Afriką įdėti koją. Aš turiu labai daug idėjų, aš kaip mokinausi Taivane, aš susipažinau su įvairiausių, ta prasme, šalių studentas, labai daug draugų, tada turėjau, už 4 mėnesius praleidau Taivane, tai kiekvieną dieną sanas matydavaus. Turėjau draugų ir iš Čilės, ir iš Nigerijos, ir iš Indijos, iš Filipinų, iš Indonezijos, iš Rusijos turėjau, bet iš tos Rusijos pusės, kur jau ir išvis, žinoti, kiek posėtinas jau toks bulats buvo vardu. Tai они išvis ten šamanus tor, они kažkap, ne kad tik, bet они tor savo šeimos ar savo kažkap ten tų šamanų, tai įvairiausių kultūrų, įvairiausių pasauliečių žmonių sutikau ir man tiesiog ir taip, kad aš
Aš negaliu, aš noriu grįžti atgal, aš noriu keliauti, aš noriu pamatyti, aš noriu bendrauti ir aš žinau, kad tas nereikalauja daug finansų. Tas tikrai nereikalauja daug finansų. Tu gali keliauti aplink pasaulį, tu gali daug ko pamatyti. Bet to pačiu aš noriu išlaviruoti, kad aš nebūčiau toks, kur viskų ir pamatys, keliautos ten visur dar viskų, bet asmeninis gyvenimas visiškai nukentėtų. Tai aš noriu ir tu išlaviruoti. Ir to pačiu galų gale man reikia iš kažką ir pajamas iš to generuoti, ne? Jei man išėti iš YouTube pajamas generuoti būtų liuks, greičiausiai neišės. Artimiausias variantas, koks gal išėti, aš galiu kažką daryti su sportu, kokius kursus pardavinėti ar ko, bet ar aš to noriu? Nelabai. Ar aš noriu aplamą kažkokius kursus pardavinėti? Nelabai, nes aš po kol kas bent jau nesijaučiu, kad aš galiu tų vertę sukurti. Jei ir sukursiu kada nors ko nors, tas nemanau, kad kainuos daug. Esu kažkada galvojęs sukurti kažko apie sportą, ne kokius kursus, bet maksimum vertė, kad būtų už kokį 30 eurų. Nes aš pagalvojau, gerai, esu girdėjęs, kad žmonės treniruotės, ten trenerių sumok per vieną sesiją, a ne 20 eurų, tai galvoju, aš padarysiu kokius nors kursus, pašnekės kiek įmanom, kuo daugiau moku visko. Aišku, iki tol man dar reikia daug ko išmokti, man reikėtų vis tiek kažkokius sertifikatus gauti visko, nes aš negaliu dabar, kiek kažko esu išmokęs, visko jums pažerti ir perkit, būsit vo. Ne, ta prasme, gali turėti raumenis, bet yra labai daug dalykų. Ir aš jautu didelį atsakomybę, kad aš galiu kažko patarti, ne taip žmogus gal padaryti ir anam paskiau atsileips. Tai sakau, nelabai to norėčiau, o man patiktų, nemokama kažko papasakoti iš saisvo. Toks coachings, ne, būt, kad tu paskomentau, tu pasišneki ten valandą ir tau ten sumoku 10 eurų. Gal kad tu nors, po kol kas irgi sakau, aš nesijaučiu, kad aš galėčiau toks dalykas daryti. Aš dirbu žuvies fabrike šios. Aišku, šiaurė tas skoma, ne, dirbu žuvies fabrike, visokius tokius dalykus daryti. Bet, ta prasme, man nėra, ką pasakyti, man nėra gėda, ta prasme, dirbu žuvies fabrike, aš tiesiog paprastus faktus susidėlioju. Aš galiu dirbti palei specialybę, ne. Aplamą, dirbti kažkur ofise, sėdėti paprastą darbą, kurį dirbti, ne. Gal aš ir atrodysiu šon geriau. Ateisiu, gražiai apsirengsiu, išeisiu, įlipsiu į mašiną, čia prie kompiuterį. Bet faktai yra faktai, ta prasme. Aš nenoriu taip, aš žinau, koks tas darbas ir man gal, aš žinau, kur reiškia dirbti tokius dalykus. Ta prasme, aš dabar dirbu žuvies fabrike, aš įsidedu ausines, aš klausaus audio knygas, aš klausaus podcastus, aš daug ko išmokstu, aš daug ko sužinau, aš kad turiu laisvą laiką, aš daug ko padarau. Aišku, daug nėra, nes mes kiekvieną dieną dirbam nuo ryto iki gana vėlaus vakarą. Ir šeštadienės dar dirbam. Tai vienintelė laisva diena būna sekmadienį. Ir tai tu kiekvieną dieną žiauriai pavargsti. Bet aš žinau, kad viskas juda labai greit į priekį. Kur ar to Lietuvoje būčiau, viskas judėtum, galbūt lengviau, bet būt triguba, keturguba lėčiau viskas. Tai va, kaip ir sakau, dirbdams užsienį, aš tiesiog nuperku laiką. Aš greičiau pasiekiu tam tikrus dalykus, išnaudodams mažiau laiką. O tų laiką, kad sutaupysiu, aš galėsiu skirti savo tokiam grandioziniam vizijom. Sakau, aš labai noriu visą Kiniją išmaišyti, Taivane jau pagyvenau, ta prasme, viską suprantu, kaip ten viskas veikia. Apie kalbų irgi dar esu neapleidęs, aš turiu labai daug vizijų. Ir ta prasme, man tiesiog tom vizijom reikia tokios laisvės. Įsigydams būstą, aš turiu panelį, įsigysiu būstą. Aš jau esu tikrai gana tvirtas stovintis žmogus. Aš tada jau galiu dažniau išvažiuoti, keliauti kažkur padaryti, nuveikti. Ir man šis būtų vizija kažko išplėtoti užsienį arba bendradarbiauti su užsieniu. Aš nesakau, kad Lietuva ir blogų šalis. Viskas, ta prasme, visur tu gali rasti gerų galimybių. Ta prasme, kaip tas pasakyms, kai yra, ne,
kur tu eisi, ten savim rasi. Na tai taip, tu gali važiuoti į užsienį, jei tu eis žmogus toks negatyvus, tau viskas į blogą, tu parvažiuosi iš to užsienį, sakys, va, užsienis į labai blogas. Tu gali Lietuvoje irgi sakyti, Lietuvoje viskas į blogą. Visur tu gali rasti galimybę, visur viskas ir gerai. Ir čia niuansų visokių, ir Lietuvoje visokių niuansų. Čia viskas priklauso nuo žmogaus. Man dabar reikia galimybės važiuoti į užsienį, aš važiuoju ne vienas, aš važiuoju su panelį. Man įnirtant tokios vienatvės, mums abudom algą, ta prasme dvigubinas, nes mes abudu dirbam, mes kartu laiką leidom, mes kartu gyvenam. Jei man panelį būtų Lietuvo, aš čia, tai tada jau iškart pradėt mąstyti, o tai kas tai piniga, ne, jei mes turim visą laiką būti atskirą. Ta prasme, kiek kainuoja, ne, laiks, laiks su tavo artimaisiais, su tavo antra pusė. Tai pradėt dėliotis. Kartais geriau mažiau uždirbt, bet, kaip sakant, matyti savo vakus, tėvus, antrą pusę. Bet po kol kas man ir viskas taip gana gera, aš galiu pakentėti, kad į kokį sunkius tos dienos būn, nes aš žinau, kad jei aš visko tu įvykdau, nusiperku būstą, kameras, aišku, susiperku, aš jau gana stipriai stovu ant žemės ir aš tada galiu imtis daugiau rizikų, keliauti ir nebūti tas, kur pirkit mano produktus, nes man reikia žiauriai pinigų. Ne, aš jau turės pinigų, viskas bus gerai, man tų pinigų bus, tada nebus, jau, kaip sakant, aš nebebūsiu toks ištroškęs, kad man čia būtina reikia. Aš dabar pasirūpinu savim, o ateitis jau man tada jau bus visiškai kitų. Man tada bus tų pinigų, nebus, bet aš darysiu, ko aš noriu daryti. Ir aš būsiu saugus. Tai va, žiauriai nerišliai aš čia pasakoju, bet vis tik nuvargti ar savo. Daug minčių buvo iš tikrųjų. Taip tikrai nenorėčiau gyventi vis laiką užsienį. Kažkaip vis tik mylu to Žemaitiją. Nors ir numanau, kad gal teks gyventi Klaipėdo, arba bent jau būstą ten pirkti. Bet vis tik norėčiau, žinot, kai Žemaitijai galėtum parvažiuoti dažnai ar kažko tokį. Šiaip Lietuva ir labai graži šalis, šiaurė graži šalis. Aš kai parvažiavau iš Taivano, kai pamačiau tos mūsų miškus, ką apgražė. Taivane labai karšta, labai drėgna. Aš atsimenu, nueidavau iki tokios vietos, kur valgydavau vakaras, nes Taivane labai populiaru, kad tu tiesiog niek nesigamini, tiesiog nueini į street foodą, ne, kažkui pavalgo. Tai aš kol nueidavau, pos kilometrų, aš buvau kiauras, šlaps vakarė, vėlą vakarą, 8 valandą, 9, tiesiog labai šilta, labai drėgna, labai daug ir plius, ir labai daug minusų ten, palyginus pas mus, tai pasak, vakščiai, nei šils, nei karšt, aišku, palygin kartos, bet ten lyn, palyginus ten šiaurė kraštas ir Lietuva. Kaip jau ten viskas ir su politika, bet kaip kraštas, kaip gamta, tai va. Tai va, vis tik norėčiau to bazę turėti Lietuvo, bet norėčiau ir neapsiriboti su Lietuva, nes pats pasižiūrėt, ne, kokių ir vietų, kokių ir šalių. Blogiausia atveju tau tereik mokyti anglų kalbą, tu jau labai daug kur gali susišnekėti. Indijoje visur gali šnekėtis anglišką, aš turiu indą draugą ir man juokinga papasakoju. Sak, mes Indijoje ten, vis tiek ir didelė šalis, ne, ir kad vienu pusė biškite apšnek, kitų pusė kitą apšnek. Sak, bet mes jau, jei nebesusišnekam, panašiai kaip mes, ne, turėjom žemaičius, ne, aukštaičius, dzūkus, ne. Mes biški nebesusišnekam. Tai irgi panašiai, va, visas šalis, daug šalių, į tos dalyks, kad va. Ir sak, mes pradedam angliškai šnekėti, nes, kaip tas jau kėlsi, tipo, anglą indijai palik, bet anglų kalbą indijais nepalik, tai pasans ir anglų, ne. Tai va, tokio Indijoje gali anglišką laisvą kalbėti. Kinijoje mažiau, bet irgi jau Taivane tikrai jau angliškai gali su daug susikalbėti. Su jaunesnės tai tikrai gali, su vyresnės, aišku, labai. Paskiau, Europo visur angliškai gali susikalbėti. Afrikoje irgi įsivaizduoju, kad jau labai gali vos nesu visas angliškas susišnekėti. O dar jei pasimokini kitų kalbų,
Nu, tai išvis pasaulis, tu tiesiog keliauk ir viskas. Ir nėra brangiai keliauti. Tikrai nėra brangiai keliauti. Aš nešneku apie agentūras, aišku, ten per agentūras ir brangiai keliauti, bet kad tu pats keliauni, nu tikrai nėra brangiai keliauti. Ypač šitas Azijos pusė. Brangiausia kainuot skrydis. Ten kokie 500 ne vien posė. Bet viskas toliau, tai ten gal sakyt pinigai gauna kitą prasme. Tau 1 euras, ten į kap 2 eurą, kap 3 eurą, nes tiesiog kainos ten yra mažesnės. Tai ten brangiausias dalykas į tau tiesiog nuskrėsti, nes, didelis atstoms. O jau kad ten esi, ten tikrai nebrangia. Ta prasme, aš kartais pagalvoju, Lietuvo kų gali nusipirkti, ten kų gali nusipirkti, už tus pačius pinigus. Žodžiu. Bet sakau, įteik daug galimybių, teik daug ir potencialų. Ir kad aš jau vien tus dalykus pamačiau, suvokiau, man labai sunku taip eiti kiekvieną dieną į darbą, mokytas įmokas ir per metus vien kartą kažkur gal išskristi. Dėl to aš turiu kažko daryti kitaip. Labai daug galimybių neturiu kažko daryti kitaip. Aišku, kitas dalykas, ne, ir verslas, visko turi daryti, ne verslas. Bet daug kas žmonės nesupranta apie tus verslus, į tokių dalykų, kad tau ir pasisek verslas, ne, kad tau ir viskas ir gera, kad ir tu rada tau nišą, rada tau produktą, paslaugą ar kažko. Vienas dalykas ir pajamas, kitas dalykas ir pelnas. Kas, kad tu generuosi, ne, kokių 30 000. Ir iš tų 30 000 tu gal turėsi kokius 5 000 pelnų. Tu gali sakyti, aš esu verslininkas. Bet bus pelno tik 5 000. Aš nesakau, kad tu negali, kad čia ir blogas dalykas ar kažkas tokio. Bet sakau, yra labai didelė rizika sudėkti. Greičiausiai tu ir sudėksi. Greičiausiai. Jei tu nesudėksi, per laiką tu sudėksi. Ir aš nesakau, kad aš nedarysiu verslą ar kažką, bet reikia realistiškai tu žiūrėti. Tai aš jau geriau darysiu verslą tada, kad aš jau būsiu nusipirkęs būstą, kad aš jau būsiu aprūpinęs šeimą, kad jau viskas yra gera ir aš tada galėsiu rizikuoti. Tos pinigus galėsiu sudeginti, jeigu ne aš dabar kokius 4-5 metus dirbu užsienį, ten, sakykime, 50 000 atsidedu verslo, aš tos pinigus sudeginu ir aš, gal sakyt, 5 metus sudeginau ir aš būdams jau ten vos ne 30 metų, nieko neturiu. Aš tiesiog negaliu savo leisti tokių rizikų daryti, nes man meta nebegrįš. Suprantat? Bet aš nieko blog nesakau. Tas reikia kažko daryti. Jei tu tik tas turi galimybę, norą, energijos, daryk. Bet sakau, vis laik reikia pasverti rizikas. Ar daryti ir kada daryti. Ta prasme. Nėra viskas taip paprasta. Žinot, kaip ir vis reklamuojam tik tas tau sėkmė, vis reklamuojam tik tas, ką pasisek. Ir tu galvoji, va, visiems pasisek. Bet nieks nereklamuojam, kiek nepasisek. Ir kas jiems ir bloga. Aplama patys esat pastebėję, kad žmonės niekada nesipasako, kas jiems ir bloga. Ani vis laik pasipasako, kas jiems ir gera. O paskui žiūrėk, tu nugirs, kada jiems tas nepasisek, ir tas nepasisek, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Gal kokį 10 dalykų nepasisek, vienas pasisek, ir tu galvoji, o bliam. Man nepasisek 9 dalyką, o tas padarė, anam iš pirm kartą pasisek. Bet va, yra labai daug niuansų. Bet sakau, aš dabar uždirbu pinigus sunkiai. Aš nenoriu sunkiai uždirbtus pinigus rizikuoti ir prarasti. Aš kai jau pinigus uždirbs gal lengviau, va aš tada tus pinigus gali rizikuoti, nes aš žinau, kad aš anus atgausiu. Ta prasme, kad aš anus uždirbau nesunkiai. Palaukit, ten kambariuką triukšmavom. Žvėris. Jokoj, maladės žmonės viskai gera. Nebepabaigiau mintis, tai va, ką aš uždirbs pinigus kažką lengviau, aš tus pinigus gali tada rizikuoti. Nes aš gal žinau, kad aš tus pinigus lengvai atgaus, uždirbs, atidirbs ir viską toliau. Dabar aš pinigus uždirbs sunkiai. Tiesiog aš dabar negaliu rizikuoti. Jei kažkokie idėjai kils ir aš bus tikrai užtikrins ir nereikalaus daug kapitalo ar kažko tokio, jo, bandom. Tai va, apie visko ir apie niek šis video. Nežinau, kuo supratot, kiek nesupratot, bet čia man smegeniai ir pastoja sukas. Jūs nežinot, kiek aš visko permąstęs, ką daryti ir taip toliau.
Tai va. Tai va, pas mus jau didžiai triukšmus, name vis tiek gyvena daugiau žmonių visur. Tai nieko daugiau jums nebepasakos. Nežinau, jei atsirad bent keli žmonės saveint, gal tik tas žmogus, katras peržiūrė vis video, jei gali pakomentuok, ar norėtum tokį tipą daugiau video, kur šneku apie viską ir apie nieką. Ar vis dėlto norėt kažkokių crazy editų, crazy veiksmą, o esmės gal neteik daug, nežinau, gal kažkokių kitokių. Aš atsižvelgsiu į tai. Ir žinot, kas man patinka, kad aš visko darau nemokamą. Kad man nerek sais versti, daryti dalykų. Vien dėl to aš, kai bus įmanoma ilgiau, stengsiuos kažko neparduoti, nes kad tu kažką parduodi, tu jau įsipareigoji tam žmogui. Tai va, nebent, kad aš būsiu jau tam tikrą pasiruošęs, tada aš gal tu ir darysiu. Bet po kol kas man tai patinka, kad tu gali daryti, ko tu nori. Ir kažkam padės, kažkam nepadės, kažkam bus įdomu, kažkam bus neįdomu, bet galų gale tu nemokėjai už to video. Ir aš nesisipareigoju savo kažko ten džiauriai papasakoti, ko tau ten reikia. Ateiti gal kažkas pasikeis, bet po kol kas man patinka, viens ant vien pasišnekėti, tuo pačiu tai kaip dienoraštį, archyvą padaryti, for the record, kaip sakant, nes jei man viskas pasiseks, jei man bus kokie 30-35 ir aš šnekėsiu su tokiu pačiu vaku, kaip aš kada esu, ir он sakys, tau lengva šnekėti, nes tu jau viską padarys, ir aš toks, jau, pažiūrėk tų video prieš 10 metų, aš buvau toks pats pasimėti kvailys, žiūrėk, kur aš esu, tai reiškia, aš kažkur žinau, tai klausyk manęs, arba bent jau man patarėm, žinai, išklausyk. Tai jau, jodam toliau, nepasiduodam, iš tikrųjų jau žiaurės pajūti, koks ir nuovargis po darbo, kiek sunkia viską suderinti, nes tau reikia 8 valandas miego, tai tau kartais beveik tik 2 valandas laisvo laiko. Ir tos 2 valandas patikėk, tu tiesiog nori sėdėti ir niek neveikti. Bet žodžiu, viskas bus gera. Reikia save laikyti tokio, kaip sakant, režime. Ir išvargsim, viskas bus gera. Hebra, svarbu nepasiduoti. Kad į kaip juokingą elementarę nuvalkiotas kompą, svarbiausia nepasiduoti. Tai va, laikykitės ir jodam toliau. Pam!